Sveiki, na ką, profesinės sąjungų pirmininkai atvyko šiandien į Trakus pasižiūrėti, kaipgi vis dėlto sekasi užbaiginėti mūsų poilsio namų pastato darbus ir kaip mes ir kada čia šiais metais žadėsime įsikurti. Deja, kaip aš suvokiau, su kolega diskutavome, kad šiais metais turbūt įkurtuvų dar nešvesim, nors ministerija mums žada, kad iš ties bus šventė šiais metais, tai yra užbaigs pastato rekonstrukciją 23 metais ir jau šiais metais turbūt bus pirmieji lankytojai. Patys galite įsitikinti, ar tikrai yra įmanoma šiais metais užbaigti rekonstrukcijos darbus ir dar šiais metais mums, patiems pareigūnų bendruomeniai, reabilituotis šiuose patalpose. Tai iš ties neįmanoma, aš manau, kad tai bus šiais metais įgyvendinti, na, o kitais metais turbūt dar irgi diskutuosime, kada tai ši rekonstrukcija baigsis. Nes esame atvykę į Trakus prie mūsų reabilitacijos centro. Tikrai stebėjomės pasižiūrėti tai, kad reabilitacijos centras šiais metais turėtų būti atidaromas, bet deja labai nuvylė visas vaizdas, kai reabilitacijos centras dar yra atstatomas. Ir buvo pažadai, kad jau šių metų gale mes reabilitacijos centre su pareigūnais galėsime pailsėti, atsigauti savo jėgas, bet ne tik, kad negalėsim atgauti ir šiais metais, ir gal tikimybė dar neaiškiai kokie kitais metais. Deja, dar labai gaila, kai mes praradome 2 reabilitacijos centrus, tai yra Palanga, Dainava, ir kai mes šiandienai nebeturime, galima sakyti, nieko. Norėtume paprašyti, kad atvyktų pati vidaus reikalų ministrė, pasižiūrėti, kaip atrodo tos statybos ir koks yra užbaigtumas šių statybų. Tai gal manau, kad matys savo akim, kokia yra realybė. Ne tik kas yra kalbama, bet yra realiai matoma.